Sveiki įsijungę mūsų transliaciją iš Valdo Adamkaus stadiono Kauno rajone. Trečiojo turo susitikimas tarp Kauno Žalgirio ir Vilniaus rajono Transinvest kovoti šiame sezone, nes antrajame ture rinktinių liks Tautų lygos trečiajame divizione, o kuri kris į paskutinį ketvirtąjį divizioną, o dabar geltona kortelė rodoma Joichi Kavači. Jie buvo prie kauniečių baudos aikštelės prieigų, bet sugebėjo jie perimti kamuolį ir koks galingas šūvis dabar. Ojojoj, grėsmingai čia iššovė Vilius Armanavičius, jo perdavimas ir koks gražus akrobatinis smūgis. Pirmąjį kamuolį laimi Vilniečiai, bet čia pat suskumba žalgiriečiai ir smūgis greta Virpsto. Siunčia kamuolį į vartininko aikštelę. Joichi Kavači, Otaras Kobachidze ir nuostabus įvartis krenta į Kauno Žalgirio vartus. Otaras Kobachidze šauna lyg iš patrankos tiesiai po skersiniu. Kaip ir pats vyriausiasis treneris Glenas Tolis. Pasitikė jis savo regiono žaidėjais, o čia pavojingas momentas ir lygina rezultatą Artūras Dolžnikovas. Koks puikus perdavimas į baudos aikštelę ir Dolžnikovas lygina rezultatą šiuose rungtynėse. Buvę lygos outsideriai. Dabar viršūnė, Armandas Kučys, atsiprašau, pabėga nuo varžovų, bet nėra nuošalės, triumfuoja žalgirietis ir taip, 2-1 švieslentėje. Net šiek tiek šokiruoti dabar Vilniečiai, kaip jie pramiegojo. Ar spės Vilniečiai atlikti smūgį, Gustas Jarusevičius klaidina savo varžovus. Kamuolys baudos aikštelėje ir Malžinsko kirtis netikslus. Ir viskas, aidi teisėjo Donato Rumšo švilpukas, skelbiantis, jog Kauno Žalgiris iškovoja pirmąją sezono pergalę Top Sport lygoje trečiajame ture.